Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį, gegužės 21 dieną ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės AVA parengtas žinias. Peticija dėl naujų degalinių Jonavoje. Reguliarus vasaros renginys burbuliatorius. Akimirkos iš meilės deivės Mildos šventės. Laikraščio naujienos apžvalga. Policija prašo pagalbos. Tarybos narys Remigijus Osauskas ragina gyventojus pasirašyti peticiją, kad Jonavoje prie ligoninės nebūtų statoma nauja degalinė. Šiandien kalbame su buvusiu vicemeru, dabar tarybos nariu dirbančiu opozicijoje Remigijumi Osausku. Na ir kreipiamės į jūsų prašymų, kad iš karto pristatytumėt, ką norite viešinti būtent jonaviečiams. Kadangi kitą savaitę vykstančiame tarybos posėdėje bus vienas iš svarstomų klausimų degalinių specialaus plano išdėstymo Jonavos mieste sprendimo priėmimas ir jame numatomos būsimos vietos, kur galėtų Jonavos mieste būti ir nauji ateitų ir tie patys degalinių operatoriai. Ir yra diskusijų. Kurios degalinių naujosios vietos jums labiausiai yra užkliuvusios? Siūlomam sprendimo projekte yra numatomos 4 vietos, iš jų 2 kartojasi, kas ir buvo prieš kelis metus, tai yra prie prekybos centro Bykuvos ir Rimkuose šalia prekybos centro o 2 naujos vietos. Viena tai yra šalia Miškūkio gyvenvietės ir kita automobilių stovėjimo aikštelėje šalia ligoninės. Tai būtent ši vieta šalia ligoninės, kur dabar yra automobilių stovėjimo aikštelė, kur taksi automobiliai stovi ir mano nuomonė ir kelia daugiausia klausimų. Ir manau, kad reikėtų įsiklausyti ir tiek į specialistų, tiek į Jonavos rajono gyventojų nuomonę, kad galėtume priimti šį sprendimą. Kaip jūs ketinate pateikti taryboje naują, tarkim, kažkokį tai alternatyvų sprendimą, ar vykdysit gyventojų apklausą, nes jau dabar internetinėje erdvėje vyksta aršios diskusijos? Tai turbūt yra normalu, kad vienu ar kitu klausimu gyventojų nuomonės įsiskiria ir šioje vietoje tik tai reikėtų pasidžiaugti, kad mūsų miesto gyventojai yra aktyvūs ir reiškinti savo nuomonės, nes išties ar ta vieta yra tinkama ar ne, šiandieną ar tai tarybos narys priklausantis vienai partijai ar kitai, ar tai administracijos specialistas, aš manau, negalėtų nuspręsti. Tad turėtų nuspręsti pirmiausia, kaip sakau, kompetentingi tam tikrų institucijų specialistai atstovai, kurie galėtų įvardinti, ar tie visi atstumai, saugos atstumai yra išlaikoma ir vėliau žodį turėtų taip pat tarti ir mūsų miesto gyventojai. Kodėl, mano kaip asmeninė nuomonė, kodėl ši vieta nėra tinkama degaliniai, tai pirmiausia eismo saugumo atžvilgiu. Juk jau ir dabar išvažiuoti iš ligoninės sukant į kairę pusę nėra kartais lengva piko valandomis. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu tenai yra degalinė, jeigu degalinėje susidaro automobilių eilės, tai iš ties tai būtų ne tik tai išvažiuoti iš ligoninės ir poliklinikos, bet ir įvažiuoti į ją susidarytų problemą. Išvažiuoti iš degalinės teks prieš pat pėsčiųjų perėją, reguliuojama šviesoforu. Jos jau greičiausiai nenukelsim, nes neseniai yra įrengta būtent tose vietose, kur kertasi dviračių takai, pėsčiųjų takai. Tai yra didieji mūsų pėsčiųjų ir dviratininkų srautai, tai šioje vietoje vėl išvažiavimas iš degalinės tampa šiek tiek komplikuotesnis. Degalinės vieta, tai neužteks tos aikštelės, kur dabar yra. Tai reiškia, kad reikės žemės sklypo arčiau ligoninės. Tai, sakykime, formuojamas žemės sklypas yra toks, kad jisai baigėsi ties šiandien, kur stovi paminklas motinystiai. Tai vadinasi, tas žalioji zona, skirianti Judrę, vieną pagrindinių mūsų miesto gatvių nuo Jonavos ligoninės, nuo akušerinio skyrio, tai dar labiau sumažėja. Tokiu atveju, kad ir degalinėje išsiskirianti tarša taip pat pagal normatyvinius dokumentus yra reikalavimas minimalus atstumas 50 metrų. Bet žinom, yra ir atliekami ir tyrimai, kad tai yra pats minimalus tas atstumas 50 metrų. Taršos tam tikri dar yra ir požymiai ir 100 metrų, tai reiškia, kad ir pati ligoninė papuola po degalinės taršos taršos aplinkoje atsiranda. Taip pat manome, kad ta šiai dienai žalioji zona, kurioje stovi skulptoriaus Bučo paminklas,
tektų ją tada visiškai arba sunaikinti ir skulptūrą perkelti į kitą vietą. Tai taip pat manom, kad nėra teisinga būtų tokias daryti permainas. Ir galop tai yra mūsų pagrindinė miesto gatvė, Žeimių gatvė, ir reikėtų žiūrėti šalia visuomeninių pastatų, tokių kaip gimnazija, kaip ligoninė, poliklinika, stadionas, arena, ir dabar įsiskiria, sakykime, urbanistinių požiūrių tikrai nepatrauklus objektas. Degalinė, kuri greičiausiai, pasak mero, kadangi spaudoje taip pat skaitėm, bus automatinė. Tai reiškia, kad tikrai ten nebus tokių, sakykime, papildomų architektūrinė prasme, taip, architektūrinė prasme tai bus toks konteinerinis statinys, inžinerinis statinys. Tai manom, kad visos šitos mūsų išvardintos priežastys, šitie argumentai turėtų būti priežastis, kodėl šios vietos mes turėtume kitą savaitę tarybos posėdėje netvirtinti. Ir dar noriu paminėti, kad ši vieta tai nėra šiai dienai nauja idėja. Jinai buvo pasiūlyta jau prieš 3 metus, kada mes šį planą keitėm. Ir tuometinė tarybos dauguma nusprendė, kad kitos vietos visos tinka, bet prie ligoninės yra netikslinga numatyti degalinę. Žmonės siūlo internete, jog būtų geriausia tai siūlyti už miesto, vis dėlto juk vairuotojai tais automobiliais degalų gali prisipilti už miesto važiuojant. Aišku, manau, kad už miesto tai būtų idealu. Idealu yra, jeigu mes rastume vietą, kad ir miesto centre, pačiame mieste, nes iš tiesų, kad kuo daugiau būtų degalinių skirtingų operatorių, tai yra geriau mūsų miesto gyventojams, vairuotojams, nes aišku, tada konkurencingos kainos ir kuro kokybę galime tada pasirinkti. Ir aš matau ir manau, kad būtent tos kitos likusios 3 vietos, kurias taryba galėtų patvirtinti, kaip ir minėjau, Rinkuose, prie Bikuvos ir prie Miškūkio gyvenvietės, tai tikrai yra optimalios vietos, kur nei ten reikės labai toli kažkur išvažiuoti iš miesto, norint užsipilti degalų. Ir tikrai tenai šalia nėra tokių objektų, kuriems degalinės statyba ir degalinės eksploatavimas būtų kenksmingas ir kiltų nepasitenkinimas. Jau praeitame tarybos posėdėje jūsų kelis netgi alternatyvius pasiūlymus tarybos nariai neatsižvelgia kaip jo opozicijos pasiūlymus. Kaip manote, kaip šį kartą bus? Yra valdančioji dauguma, tokia, kokia yra susiformavus, tokia, kokia pasitikėjo gyventojai mūsų, ir reikia gerbti gyventojų tokį pasirinkimą, ir jų yra teisė. Jų yra teisė siūlyti sprendimus, jų yra teisė priimti sprendimus, o mes kaip opozicija galim tik tai siūlyti. Priimti tokios galimybės kaip ir neturime, bet aš manau, kadangi šiuo atveju mūsų pasiūlymai dėl degalinės nėra vien tik tai mano kaip tarybos nario Osausko, tai nėra kaip mūsų, kaip, tarkim, Liberalų sąjūdžio partijos, tai vis dėlto įsitraukė tą diskusiją ir didelė dalis Jonavos gyventojų, kurie reiškia nuomonę, tai aš manau, kad priimant šį sprendimą valdančioji dauguma turėtų atsižvelgti ne vien tik tai į mūsų kaip į tarybos narių pasiūlymus, bet kaip ir į gyventojus. Bet gyventojų pasiūlymai daugmaž tik tais tokioje internetinėje erdvėje. Pati savivaldybė savo puslapyje yra paskelbusi, jog priima oficialius gyventojų pasisakymus. Gal norite paraginti? Iš tiesų, kiekvienas mūsų rajono gyventojas, nesvarbu gyvenantis mieste ar kaime, turi galimybę, kaip savivaldybės tinklalapį ir skelbia, kad iki gegužės 26 dienos pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Tai reiškia, kad gyventojas gali surinkti parašus savo šeimos narių, kaimynų, daugiabučio namo, kelių namų, gatvės ir siūlymą, kad savo nuomonę dėl degalinės šalia ligoninės pastatymo, tokį pareiškimą, kreipimąsi, surinktus parašus, nunešti į savivaldybės, į pirmam aukšte vieno langelio kabinetą ir tenai užregistruoti. Kitas variantas yra taip pat šiuo metu nemaža dalis žmonių renka parašus, tai galima kreiptis tiesiogiai į mane ir Remigijų Osauską ar į kitus Liberalų sąjūdžio frakcijos narius, kurie taip pat susiskambinus galėtų pateikti ir parašų lapus, ir gyventojai galėtų sėkmingai pasirašyti ir paraginti kitus, jeigu jie nepritarė degalinės įrengimui. Taip pat internetinė erdvė, kas naudojasi kompiuteriu ir turi prieigą prie interneto, yra puslapis peticijos LT, tai ten taip pat yra užregistruota peticija, kurioje išdėstyti būtent šie argumentai, kad kodėl šioje vietoje degalinė neturėtų būti.
Tai kągi, lauksime rezultatų ir ačiū Jums už pokalbį. Kas antrą pirmadienį Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras organizuoja burbuliatorių. Kas tai yra, netrukus sužinosite parengtame reportaže. Burbuliatorius tai Lietuvoje gimusi, tradicija tapusi ir pasaulyje paplitusi iniciatyva, kas antrą pirmadienį paverčianti miesto erdves muilo burbulų ir džiaugsmo vieta. Šis reguliarus vasaros įvykis skirtas viešų miesto erdvių gaivinimui ir alternatyvių nekomercinių laisvalaikio scenarijų plėtojimui. Iš tikrųjų, tai nėra kažkas tokio burbuliuojančio ir pikto, kaip man kažkada atrodė. Tai iš tikrųjų yra renginys vienijantis šeimas, vienijantis vaikus, jaunimą ir miestą. Tai yra atviras jo erdves, su tikslu populiarinti jas, populiarinti užimtumą, populiarinti bendrą veiklą, bendrystę ir draugystę bei dalinimąsi tuo, ką turi, tai šiuo atveju būtent burbulais. Burbuliatorius Jonavoje startuoja gegužės 25 dieną. Lietuvoje toks renginys organizuojamas jau 7 metus iš eilės. Lietuvoje jisai vyksta 7 kartą, Jonavoje, man atrodo, jau kokie 2 ar 3 metai jisai yra burbuliuojamas. Mes pernai metais irgi bandėme burbuliuoti ir su savais vaikais. Ir kodėl šiemet pagalvojame, kad reikėtų šiek tiek daugiau informacijos Jonavai pateikti ir galbūt padėti žmonėms suprasti, kas tai yra. Nes bent jau pernai taip mums pasirodė, kad žmonės ateina pasižiūrėti į tuos, kurie pučia didelius ir gražius burbulus. Ir pakankamai jaučiasi, nemaloniai, jeigu jie patys negauna tų burbulų papūsti. Tai būtent, kaip ir aš minėjau, tas burbuliatorius yra dalymasis, draugystė. Tai yra, kad atsinešk visada burbulų savo, atsinešk draugui, pasidalink, galbūt mano vienokie burbulai, tavo vaikų kitokie, vaikai kaip visada nori to ir ano. Tiesiog, kad žmonės dalintųsi ir pagalvojame, kad galbūt reikėtų šiek tiek saugesnės vietos. Tai yra be vandens ir be šlapių plytelių. O Ramybės skvere, kur esant geram orui, šeimos galėtų išsitiesti pledukus, atsisėsti, ramiai po darbo dienos, galbūt su termosu išgerti arbatos, sugriaužti sausainį ir grožėtis, žavėtis burbulais. Kaip teigia Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektų vadovė Kristina Juknienė, organizuojant tokias šventes rūpesčių pakanka. Juk ne per seniausiai mieste praūžė šeimų šventę, kurią taip pat organizavo Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras. O burbuliatoriaus šventės organizavimas taipogi pareikalauja nemažai pastangų. Rūpesčių pakanka, tačiau tie rūpesčiai tokie yra smagus, nes žinai, kad galutinis rezultatas vis vien pradžiugins miestą, vaikus ir daugelį ten dalyvavusių. Tikimės, aišku, visą laiką, kad visus pradžiugins ir stengiamės dėl to. O šiaip didesniai šventijai, žinoma, daugiau yra rūpesčių organizuojant. Burbuliatorius jis vyks kas antrą mėnesio pirmadienį, visą vasarą. Tai pagrindinis dalykas tai yra suderinti su miesto valdžia, su seniūnija, kad duotų leidimą mums naudotis viešomis erdvėmis Jonavos. Taip pat iš savivaldybės administracijos reikia gauti leidimą, suderinti su policija, kad jie žino apie tokį renginį ir esant būtinybei su jais susisieksime, juos išsikviesime lygiai taip pat ir su greitąja. Tai šiam burbuliatoriui, kaip ir tokių oficialumų, tai nėra labai daug. Visą laiką, aišku, savivaldybė žiūri labai palankiai į tokius renginius, kurie vienyje bendruomenę ir skatina bendrauti ir veikti kažką kartu, ypač šeimas, taip kad viskas gerai. Kaip ir šeimų šventėje, taip ir burbuliatoriaus šventėje rekomendacija būtų palikti piniginės namuose, nes renginys nemokamas, tačiau nereikėtų pamiršti atsinešti burbulų savo ir draugui. Norime ir visų paprašyti ir paskatinti, kad tie burbulai šiai dienai nekainuoja labai daug, atsinešti jų savo. Mes sukūrėme tokį ir Facebook paskyrą burbuliatorius Jonavoje, ten dalinamės ir receptais, kaip galima ir pasigaminti tuos burbulus, kaip galima pasigaminti lazdas, pūsti didžiulius burbulus, taip kad tiesiog šeimoms, kurios nori daugiau laiko praleisti su vaikais, dar yra galimybė ir maišant, verdant burbulus, klijuojant lazdas, būti kartu. Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro kolektyvas, galima sakyti, yra burbulų pūtimo ekspertai. Burbuliatoriai organizuoja ne pirmą kartą. Vaikų dienos stovyklų metu vaikams pasiūlo išsipūsti patį didžiausią muilo burbulą. Tad atėję į šventę galite sužinoti naujų dalykų ir žinoma, smagiai praleisite laiką. Jonavos kultūros centras kviečia prisiminti ir pasigrožėti akimirkomis iš meilės deivės Mildos šventės.
kviečiu čia atėjusius pasidalinti meilę, šilumą ir pabūti kartu. Žibėkė, užkopta gobėkė. Gabi ugnelė sujungi mūsų tais, kurie šiandien ne Lietuvoje, bet kuriems mes nuolatos siunčiame savo geriausias mintis, geriausius linkėjimus. Būk dosni visiems čia susirinkusiems. Lai kiekvienas grūdelis jums neša 100 grūdelių. Lai jūsų urbai, klėtis, svirnai ir namai būna pilni gyvybės, pilni turtų, pilni vaikų. Aukoju ugnies dulkės gintarą ir prašau Perkūno, ugnies šviesos viešpaties, palaiminimų mums. Suteik mums, Perkūne, jėgos ir stiprybės, švaros ir skaistumo. Mūsų Perkūne mūsų. Mildos gėrimų, kurį padarė jonaviškės, besiruošdamos šitai gražiai Mildos šventei. Kalsos visiems čia esantiems ir visos žemės žmonėms. Aš linkiu su šiuo kaušu visiems gerai įkaušti. Linkiu mūsų tautai ištvermės, išminties mūsų valstybės vadovams ir taikos šiam pasauliui.
Na, o dabar Irena Nagulevičienė apžvelgė rytdienos leidinį Naujienos. Sveiki naujienų laikraščio skaitytojai ir mūsų gerbėjai. Pažvelkime gegužės 22-osios naujienų laikraštį. Kokias publikacijas čia rasite. Joninių slėnyje po atviru dangumi iškilo amfiteatras. Tai pasakojimas apie projektą, kuris yra baigtas, Joninių slėnio sutvarkymas, ir jau gegužės 30-ąją mes ten minėsime pirmąją šventę, būtent Achemos 50 sukaktį. O gegužės 26 dieną įvyks šios slėnio, sakykime, amfiteatro ar lauko teatro atidarymo šventė. Projekto autorius, architektas Šarūnas Kiaunė, sako, galbūt architektūra šiek tiek ir primena antikinio teatro stilių, juk žmonės renginį žiūrėjo ir anuomet, žiūri ir dabar. Tai architektūra truputį panaši. Stengiamės teatro kompleksą įkomponuoti į gamtos reljefą, išnaudoti ten esantį šlaitą, o visą amfiteatrą tarsi sulieti su gamta. Todėl aplink sceną ir po suoleliais panaudojome gamtos medžiagą žolę. Norėjosi, kad sėdintys žiūrovai susidarytų įspūdį, jog sėdi pievoje, dėl to taip ir apželdinta visa aplinka. Beje, architektas apgailestauja, kad labai greitai, ką tik tai paklojus velėną, jau bus vaikštoma. Reikėjo, pasak jo, bent 2 mėnesius palaukti, kad sužaliuotų žolė. Bet ką darys, renginį nelaukia anot jo. Taigi, Joninių slėnyje po atviru dangumi iškilo amfiteatras. Beje, norisi pasakyti, kad jau kitais metais šita aplinka bus tikriausiai nuostabi. Ir tikrai mes visi grožėsimės. Kita publikacija. Šveicarijos pagrindinės mokyklos laikrodis tiksi jau 90 metų. Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinė mokykla iškilmingai atšventė 90-metį. Į minėjimą susirinko ugdymo įstaigos bendruomenė, būrys rajono mokytojų, socialinių partnerių, buvę mokiniai, rėmėjai ir kiti svečiai. Šventiškai atnaujintas mokyklos vidus ir išorė tik dar kartą patvirtino, kad ten išties saugu ir gera mokytis, dirbti, bendrauti, kurti tiek jaunam, tiek suaugusiajam. Na ir mokyklos teritorijoje prieigose atidengtas akmuo mokyklai 90. Šveicarijos pagrindinės mokyklos laikrodis tiksi jau 90 metų. Miesto puslapyje. Jonavietė apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Jonavietė Genovaitė Liutkienė įteiktas ordino už nuopelnus Lietuvai medalis. Toks garbingas apdovanojimas moteriai paskirtas už pagimdytus ir užaugintus 7 vaikus. Galbūt jūs pažįstate Jonavietę. Šią Jonavietę apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Pavasariui atviros ir priblėsusios akys. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos filialas pakvietė į muzikinę literatūrinę popietę Pavasario garsai. Joje dalyvavo ne tik saviškiai, bet ir Kauno, Kėdainių, negalios ištiktieji, taip pat kaimyninių visuomeninių organizacijų atstovai. Pažiūrėkite, yra nemažai nuotraukų. Čia taip pat yra Achemai 50 renginiai, kurie vyks nuo gegužės 26 iki 30 dienos. 30 dienos visa dienos šventinė programa. Būtinai dalyvaukite, tikrai bus gražu ir įdomu. Rasite kritinį straipsnį, kurio net necituosiu. Vaikų darželių permainose logikos nerasime. Tai tarybos nario Remigijos Osausko nuomonės. Mozaikos puslapis. Pagalbos telefonas 112. Gegužės 19 rytą apie 5 valandą policijos budėtojas gavo pranešimą, kad nusikaltėliai daužo miesto centre esančio knygyno langus. Atvykę į vietą, iš tikrųjų pareigūnai rado išdaužytų stiklų duženas, o netoliese 2 vaikštančius piliečius nugabeno į komisariatą. Kol kas tikslinamos aplinkybės ir aiškinamasi, ar tai yra tikrai tie asmenys, kurie taip vandališkai pasielgė su mūsų knygų šventove knygynu. Kilo 5 gaisrai, pirkėjų laukia baudos. Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, kurios leis administracinę atsakomybę taikyti ir kontrabandinės cigaretės bei alkoholį įsigijusiems asmenims. Būtinai paskaitykite. Policija prašo pagalbos. Ieškomi asmenys Vytautas Kubiliūnas ir Erikas Kirėjus. Renginiai. Tradicinė Mildos šventėje archaiškos apeigos.
Čia yra skaitytojų, kurie rašo mums ir teiraujasi, ar galima Mildos dieną sutapatinti, tai yra nesutapatinti, palyginti su Valentino diena. Ir norėtų galbūt kitokio pobūdžio renginių. Taigi mes sakome, kad galite jų siūlyti. Pas mus kaip tik tai jau mes turime pasiūlymų, ne vieną skaitytojų pasiūlymą rubrikai skaitytojai siūlo. Ir matyt, kitą savaitę pamatysite laikraštį. Taigi siūlykite ir jūs, jeigu turite kokių pamastymų ir dėl renginių, dėl organizuojamų kokių nors sueigų ir taip toliau. Tradicinė Mildos šventė archaiškos apeigos vienas ir kitas šeimoms organizatoriai siūlė gausybę pramogų ir prizų. Tradicinė šeimos diena Jonavoje buvo paminėta keliose erdvėse. Bažnyčioje šalia kultūros centro ir jo foje. 3 metus iš eilės renginį organizavo ir įvairių pramogų prizų šeiminoms siūlė viešoji įstaiga Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras. Iš tiesų tai yra įdomi šventė ir jinai kiekvienais metais vis plečiasi, sakyčiau, ir sudomina mažuosius mūsų Jonavos miesto piliečius. Atminimo turnyre nuo jaunų stalo tenisininkų iki profesionalų. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro salėje vyko tarptautinis stalo teniso turnyras, skirtas 2 treneriams atminti. Jau 16 kartą organizuojamos varžybos Valerijui Moskovkai pagerbti, o 3 metus Violetai Šimanskiniai. Apie tai, kaip sekėsi, kas dalyvavo, tikrai dalyvių buvo labai daug ir kas nugalėjo, paskaitykite publikacijoje atminimo turnyre nuo jaunų stalo tenisininkų iki profesionalų. Mozaikos puslapis. Apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Na tiesiog vertas pagirimo klubas Medeinė, kuriam vadovauja Zita Venckienė, kiekvienais metais Žemės dienai paminėti organizuojamas piešinių konkursas. Nuo konkurso nugalėtojai apdovanojami girininkijoje, urėdijoje tiksliau. Šiemet taip pat Miškų urėdijoje vyko rajono piešinių konkursas skirto pasaulinė Žemės dienai baigiamoji šventė. Žinoma, dalyviams ir smagu, ir praleidimas laiko, ir tuo pačiu, ir jo pasaulėlio plėtimas. Apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Gongo garsų terapija. Praėjusį penktadienį gongo meistras Raimondas Binkauskas surengė koncertą Jonavos kultūros centro mažojoje salėje. Šiuo metu menininkas keliauja po Lietuvą, skleisdamas unikalius gongo garsus. Nežinau, ar jūs buvote, bet jeigu dar bus tokia proga, siūlyčiau tikrai ateiti ir pasiklausyti gongo muzikos. Tai yra, atrodo, kad visa aplinka dvelkia paslaptimi. Girdisi kažkokie nesuprantami, nesuvokiami, paslaptingi garsai, kažką slepiantis. Tai labai įdomus koncertas ir tikrai jau kitą kartą, kada bus, kurie nebuvote, būtinai ateikite. Neprarado vilties ir laimėjo. Tai žinutė iš sutrikusio intelekto žmonių bendrijos Jonavos viltis renginio. Iš Klaipėdos su gerais įspūdžiais Jonavos krašto moterų asociacija Jonavietė surengė tradicinę ekskursiją į Klaipėdą vaikų globos namų auklėtiniams ir kitiems socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Išvyka iš dalies finansuota socialinio projekto Neškime sparnais gerumą lėšomis. Ir daug įvairių skelbimų, įvairius reklamos paskaitykite, pasklaidykite. Jeigu neprenumeruojate, nusipirkite. Beje, kai kurie jonaviečiai, nežinau kam pateks, su naujienų laikraščiu šį kartą gaus ir Achemiečių naujienas. Tai šventinis leidinys numeris, Achemiečių naujienų numeris, tai yra naujienų priedas, šį kartą skirtas Achemos 50-mečiai. Tiek būtų iš mūsų naujienų gegužės 22 dienos numerio. Kągi, linkėčiau tikrai pasirengti renginiams, kurių kitą savaitę bus kiekvieną dieną, turbūt. Nepraleiskite nei vieno, o po to galėsite apibendrinti savyje tai, ką matėte ir pasakyti. Manau, kad taip. Tai buvo nuostabu. Ačiū uždėmesi, iki pasimatymo. Jonavos policijos komisariatas prašo gyventojų pagalbos ieškant pasislėpusių įtariamųjų. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatas ieško pasislėpusių įtariamųjų Vytauto Kubiliūno, gimusio 1991 metais, kuris įtariamas nusikaltimo padarimu.
Taip pat ieško Eriko Kirėjaus, gimusio 1994 metais. Jis taip pat įtariamas nusikaltimo padarimu. Asmenys, ką nors žinančius apie minėtų asmenų buvimo vietą ar turinčius kitos naudingos informacijos, prašome paskambinti nurodytais telefonais. Na, o dabar pasižiūrėkime, kokius orus žada mums sinoptikai. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Artimiausią naktį laukiama oro temperatūra sieks 9 laipsnių šilumos. Vėjas bus nurimęs. Penktadienio diena numatoma dalinai debesuota. Įdienojus šils iki 16 laipsnių. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero likusio vakaro ir iki pasimatymo rytoj.